Mūsų kūno įtampoje gyvena mūsų praeitis. Tai yra mūsų išgyvenimai, mūsų traumos, mūsų ribojantis įsitikinimai. Ir norint visą tai paleisti, mes turime išmokti tinkamai atsipalaiduoti. Su tuo paleidimu dirbti vien tik tai per mąstymą nieko nesigaus. Anksčiau ir vėliau mūsų kūnas vis tiek mus toliau sabotuos. Egzistuoja daugybė atsipalaidavimo praktikų ir jos visos yra nuostabios, bet man asmeniškai joga nidra buvo būtent ta praktika, kuri man padėjo rasti ryšį su savo kūnu, rasti tas vietas savyje, kur aš laikau daugiausiai įtampos. Ir būtent todėl aš ir dalinuosi jogos nidros praktikomis, nes aš tikiu, kad tai yra nuostabi praktika, kad išgydyti savo nervinę sistemą, ir tikiu, kad jinai gali padėti ir tau per paprastą, lengvą atsipalaidavimą, per meditaciją, kuri yra nieko nereikalaujanti ir labai lengva, ir jinai tinka kiekvienam.